Sveiki. Šiame įraše pateiksiu keletą įžvalgų apie neseniai įvykusią 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją. Ši ceremonija, kaip ir daugelis praeitų žaidynių ceremonijų, yra glaudžiai susijusi su taip vadinamo elito planais ir paskutinių dienų pranašystė, aprašyta apreiškimo knygoje. Neseniai išleidau kelias laidas, kuriuose aptariau keletą galimų scenarijų, kaip galėtų atrodyti antrojo apokalipsės antspaudo atvėrimas. Nuorodas paliksiu aprašyme. Tai, ką matėme Paryžiaus atidarymo ceremonijos metu, buvo eilinis okultinis ritualas, kuriame buvo gausu satanistinės ideologijos apraiškų ir patyčių. Viename iš ankstesnių savo įrašų pasakojau, kad atidarymo ir uždarymo ceremonijos yra vienas ilgas sisteminis burtas, kurį energetiškai maitina jį stebinti žiūrovai. Šis burtas buvo paskleistas po visą pasaulį ir jis suveikė. Paskleistas dažnis supykdė ir dar labiau supriešino žmonės, kurie stojo į kovą už savo įsitikinimus. Kai kurie visą šį šou vadina šventvagystę. Kiti sako, kad woke progresyvumo kultūra jau pasiekė visišką dugną. Bet visai nesvarbu, kokia yra jūsų nuomonė apie šį renginį, nes tai yra tik dar vienas energijos pjūties ritualas, kuriame užkoduotą žinutę supranta tik labai nedidelis kiekis atsibudusiųjų. Išnagrinėti kiekvieną sceną pavieniui užtruktų labai daug laiko, todėl parinkau tik keletą, kurios man užkliuvo labiausiai. Manau, kad daugeliui stebinčiai iškreiptą renginį ir taip aišku, kad visa tai ne apie olimpinės žaidynės. Visi tie aktai ir vaidyba turi kur kas gilesnę, ezoterinę reikšmę. Prieš pradedant noriu priminti, kad jau esu plačiau kalbėjęs apie antrojo antspaudo įvykį, kuris pasak šventraščio atims iš žemės taiką. Antrasis apokalipsės raitelis yra oranžinės arba ugninės spalvos ir savo rankoje turi durklą. Tad du pagrindiniai šio etapo akcentai yra durklas ir ugnis, simbolizuojantys atakas prieš žmones ir infrastruktūrą. Taip pat itin svarbus faktorius čia yra didelė musulmonų atvykėlių populiacija Prancūzijoje, kaip ir visoje Europoje. Antrasis antspaudas tai įvykis, kuris sukels tarp krikščionių ir musulmonų konfliktą. Ir kaip matysite iš medžiagos šiame įraše, yra akivaizdžiai bandoma jį išprovokuoti. Pagrindinė šios ceremonijos tema yra taip vadinamos olimpinės liepsnos estafetė, kurioje įvairūs personažai pasikeisdami neša liepsnojantį fakelą, pakeliui parodydami įvairias istoriškai reikšmingas vietas ir simbolius. Ceremonija prasideda Paryžiaus katakombose. Tiems, kurie nežino, po Paryžiaus miesto egzistuoja ištisi požeminiai tuneliai, pilni žmonių palaikų. Didžiąją tunelių dalį lankyti yra uždrausta, bet praeitie keletui drąsių tyrinėtojų pavyko įsėlinti juos nepastebėtiems. Tai, ką jie rado, sukėlė šoką. Tuneliuose yra sukrauti ištisi kalnai žmogaus kaukolių. Kaip ir iš kur jų visos jos atsirado, galite pasidomėti ir patys. 3 vaikai nešantys olimpinės liepsnos fakelą staiga pastebi valtyje atplaukiantį žmogų. Priartėjus arčiau matome, kad tai yra žmogus, slepiantis savo galvą po apsiaustu. Šis personažas yra pagrindinis veikėjas, kuris matomas kiekviename ceremonijos epizode. Jis simbolizuoja asasinų ordiną, apie kurį jums jau pasakojau įraše apie antrąjį antspaudą. Asasinų ordinas, kuriam vadovavo Hasanas Isabachas, tai musulmonų sekta, egzistavusi tarp 11 ir 13 amžius ir pagarsėjusi savo žiauriais teroristiniais išpuoliais. Asasinų sekta, grasindama aplinkinių valstybių valdovams, daugiau nei 100 metį valdė didelę dalį Persijos ir negailestingai žudė savo opoziciją. Nuo šios sektos pavadinimo kilo kai kurių kalbų žodžiai, reiškiantys žudiką arba pasikėsinimą. Puikia proga prisiminti, kad neseniai buvo pasikesinta į vieną visiems gerai žinomą personažą pasaulio scenoje, kuris galimai vaidins labai svarbią rolę sekančiame naratyvos etape. Šis asasinų personažas visos ceremonijos metu eina, bėga, laipioja, šoka ir netgi joja arkliu. Kompiuterinių žaidimų mėgėjams šis personažas yra puikiai pažįstamas iš žaidimo Assassin's Creed. Kiekviena šalis dalyvė ceremonijoje atplaukia laivu ant vandens, o tai žinoma jūrinės teisės simbolizmas, nes būtent jos pagalba padarai sėkmingai valdo visą šią sistemą ir joje dalyvaujančius. Vienu metu matome, kaip nuo tilto kyla dūmai. Žinant, kad vienas iš antrojo antspaudo padarinių yra paveikti infrastruktūrą,
Nenustebčiau, jeigu būtų susprogdintas arba sudegintas koks nors tiltas, o gal net pats Eifelio bokštas. Iš tiesų, visos ceremonijos metu yra vaizduojama labai daug ugnies simbolizmo ir net pačiame olimpinių žaidynių logotipe vaizduojama liepsna. Grįžkime prie asasino. Ceremonijos metu jis keliauja po Paryžių, aplankydamas neseniai sudegusią Notre Dame katedrą, gamybos dirbtuves, kuriuose darbininkai gamina dėžę saugančią olimpinius medalius. Tada pasigirsta varpo dūžiai ir asasinas papuola į kitą sceną, kurioje vaizduojama didžioji prancūzų revoliucija. Tai yra labai svarbi Prancūzijos istorijos dalis, kurios metu vyko nukrikščioninimas ir buvo skatinimas deizmas. Tikroji istorija yra kur kas kitokia nei vadovėliuose pateikima versija. Todėl sekančioje scenoje matome gana trikdantį vaizdelį, kuris yra didelis fuck you prancūzams ir visam pasauliui. Laikanti savo galvą rankose, vaizduojama Prancūzijos karalienė Marija Antuanetė, kuriai 1793 metais giljotina buvo įvykdyta mirties bausmė. Toliau asasinas patenka į Luvro muziejų. Čia vienoje iš scenų aiškiai pastebime, kad asasinas neturi veido. Žinoma, daugelį scenų šis personažas nėra tikras žmogus, tai tik kompiuterinės grafikos technologijomis sukurtas atvaizdas. Jo kelionė tęsiasi oro balionu, kuriuo jis praskrenda laisvės statulą. Atkreiptinas dėmesys, kad statula atrodo apgadinta ir sužalota. Sekanti scena turbūt pati siaubingiausia visoje ceremonijoje, kurioje rodomi vyrai persirengę moterimis. Krikščionys visame pasaulyje yra pasipiktinę dėl šios programos dalies. Jie teigia, kad tai yra pasityčiojimas iš Jėzaus Kristaus. Ir iš tikrųjų, gana akivaizdu, kad bandoma sujungti Leonardo da Vinčio paskutinės vakarienės paveikslą su transvestitų ir homoseksualų kultūra. Susidaro vaizdas, kad ilgą laiką trukusi operacija demoralizuoti vakarų pasaulį jau beveik pasiekė savo viršūnę. Lyg to būtų negana, sekančiame epizode atidengiamas maisto padėklas, kuriame guli mėlynai nudažytas nuogas vyras. Tai dar vienas akivaizdus bandymas įsiutinti krikščionis, pasišaipant iš Jėzaus Kristaus. Bet iš tiesų čia yra vaizduojamas Dionisas, kuris graikų mitologijoje buvo vynuogių, vynadarystės ir ekstazijos dievas. Jis yra siejamas su laisvumu ir vyno sukeliama teigiama socialinė įtaka. Dioniso mitologija ir krikščionybė turi labai daug bendro. Daug paralelių yra tarp Dioniso ir Jėzaus legendų. Abu yra gimę iš mirtingosios moters ir dievo, abu yra prisikėlę iš numirusiųjų ir abu pavertę vandenį vynu. Savokos apie kūno ir kraujo valgymą yra paveiktos Dioniso kulto, todėl tai yra akivaizdi užuomina apie kanibalizmą. Bet tai dar ne viskas. Kairėje, fone, stovi kažkoks vyras, kurio kiaušai išlindę pro jo aptemptus triusikus. Ir šie vaizdai buvo transliuojami gyvai nacionalinėje televizijoje, kurią žiūri vaikai. Ši bjaurybė yra atvirai publikuojama YouTube platformoje. Visą tai tam, kad sukeltų krikščionių nepasitenkinimą. Atminkite, ką minėjau įraše apie antrąjį antspaudą. Iškilęs konfliktas tarp krikščionių ir musulmonų leis susiformuoti naujam politiniam judėjimui – krikščionių reichui. Tai yra būtina trečiojo pasaulinio karo plano dalis, kuri yra prašyta masono Alberto Paiko laiške Giuseppei Maziniui. Sekančiame kadre asasinas joja per vandenį ant mechaninio žirgo. Tampa vis akivaizdžiau, kad simbolizuojamas apokalipsės raitelis. Galiausiai jis atjoja prie Eifelio bokšto, kur prasideda paskutinė, finalinė ceremonijos dalis. Staiga matome asasiną ant balto žirgo. Primenu, kad pirmasis apokalipsės raitelis buvo baltas žirgas. Mano manymu, čia yra vienas iš reikšmingiausių ceremonijos momentų. Atkreipkite dėmesį, kad jam už nugaros seka būrys žmonių, laikančių skirtingų šalių vėliavas. Tai simbolizuoja visą pasaulį, kuris seka antrąjį apokalipsės raitelį. Biblijoje rašoma: ir mačiau vieną iš jo galvų lyg mirtinai sužeistą. Ir jo mirtina žaizda užgijo, ir visas pasaulis stebėdamas nusekė paskui žvėrį. Toliau taip pat rašoma: ir jam buvo duota burna, kalbanti didybės ir piktžodžiavimus. Ir jam buvo duota valdžia pasilikti 42 mėnesius. 42 mėnesiai nuo atidarymo ceremonijos yra 2028 metų sausio 26 diena. Jau rodžiau jums antspaudų laiko juostą. Trečiasis antspaudas turi būti atvertas būtent 2028 metais. Galbūt tai yra tikslė data, kuomet prasidės trečiojo apokalipsės raitelio kelionė per pasaulį.
Kol kas dar anksti spekuliuoti, bet turėkite tai omenyje. Asasinas atjoja prie laiptų, rankose nešdamas olimpinių žaidynių vėliavą. Užlipęs laiptais, perduoda ją karininkams, kurie ją iškelia ant stulpo. Tuomet keli padarai sako savo kalbas. Čia neįmanoma nepastebėti gigantiškos auksinio buliaus galvos, kuris simbolizuoja stabmeldystę ir Moloko garbinimą. Asasinas sugrįžta su olimpinių žaidynių deglu, pakildamas iš apačios ir perduoda deglą garsiajam prancūzų futbolininkui Zidanui. Ir deglas keliauja iš rankų į rankas, įvairių sportininkų transportuojamas per miestą. Dauguma jų iškelia deglą aukštai virš galvos, pamėgdžiodami laisvės statulą Amerikoje. Bet kaip jau aiškinau ankstesniuose įrašuose, taip vadinama laisvės statula iš tikrųjų nėra laisvės statula ir tai net ne moteris. Tai pagrindinis apreiškimo knygos veikėjas Apolonas, kurio kojos yra prirakintos grandinėmis ir kuris laukia savo išsilaisvinimo. Apie tai ir yra Apokalipsės antspaudų pranašystė. Ceremonija baigėsi su balionu, kuris iškelia olimpinę liepsną į orą ir pažymi 33-osios olimpiados pradžią. Įdomi detalė, kad beveik visa ceremonija vyko lauke ir pradėjus lyti, dauguma žmonių taip pat atrodė panašus į asasinų personažą, nes dėvėjo apsiaustus nuo lietaus. Noriu priminti, kad padarams visai nerūpi, ar jūs palaikote homoseksualų ir transseksualų kultūrą, nes tai nėra jų tikslas. Gali pasirodyti, kad jie žūtbūt bando įtakoti žmonių pasirinkimą keisti savo seksualinę orientaciją ar lytį, bet iš tikrųjų viskas yra daroma dėl energijos. Jie žino, kad akiplėšiškai demonstruodami kontroversiškus dalykus atkreips žmonių dėmesį, o turėdami jų dėmesį, jie galės jais manipuliuoti. Jie siekia supykdyti ir supriešinti mus. Ir visa tai ne tam, kad galėtų įgyvendinti kažkokį pasaulio dominavimo planą. Tikroji priežastis, kodėl pasaulyje šiuo metu vyksta tas, kas vyksta, yra artėjantis didysis kataklizmo perkrovimas, apie kurį yra 6 antspaudas. Norint suprasti, kodėl padarai siekia kontroliuoti žmonių mases ir užsiima įvairią niekšišką veiklą, pirmą reikia suprasti, kaip veikia ši realybė. Ir jeigu jūs tikite jų pateikta pasaulio versija, tai viskas ir toliau atrodys painu. Pabaigai noriu jūs palikti su žinute, kurią nuolatos skleidžiu savo kanale. Ši realybė kiekviename jūsų žingsnyje beviltiškai bando jūs įtraukti į savo iškreiptą žaidimą, mėtydama jums įvairias naratyvas, kad tik jūs už ko nors užsikabintumėte ir pasirinktumėte vieną ar kitą pusę. Jiems visiškai nesvarbu, kurią pusę renkatės. Čia teisingo pasirinkimo nėra. Jie nori, kad jūs būtumėte dalyviai. O aš esu čia tam, kad priminčiau jums, jog neprivalote dalyvauti. Jūs galite likti stebėtojais. Jūs neprivalote atiduoti savo gyvybinės energijos šiems ritualams ir manipulacijoms. Jūs visada turite pasirinkimą eiti savo paties keliu. Vienintelis šansas nugalėti – tai yra atsibusti ir išsilaisvinti iš gilaus pasąmonės programavimo ir pradėti matyti šią realybę tokią, kokia ji yra iš tikrųjų – iliuzinė. Sakydamas pasąmonės programavimo turiu omeny neigiamas bazinės emocijas, tokias kaip baimė, pyktis, liūdesys ir taip toliau. Kuo labiau puoselėsite šias emocijas, tuo labiau nutolsite nuo dvasinio nušvitimo. Dėkoju, kad žiūrėjote. Jeigu norite paremti kanalą, kviečiu prisijungti į privačią bendruomenę Patreone. O šiam kartui tiek. Iki.